Batuotas ežiukas ir jo magiškas valsas. Tolimoje pievoje, kur skraidė tūkstančiai margaspalvių drugelių, gyveno ežiukas vardu Džiugas. Jis buvo mažas, dygliuotas ir visada drūvus. Bet Džiugas turėjo paslaptį. Naktimis, kai niekas jo nematydavo, jis apsiaudavo mažus batukus ir šokdavo po mėnulio šviesa. Jo šokiai buvo tokie grakštus, kad pievoje augantys žiedai supuodavosi į taktą, o žvaigždės atrodydavo lyg šypsotųsi. Tačiau ežiukas niekada nesiryžo šokti tada, kai kas nors jį galėtų matyti. Mano kojytės tokios trumpos, o judesiai keisti, sakydavo jis pats sau, visi tik juoksis. Vieną dieną pievos gyventojai nusprendė surengti šokių žiedų festivalį. Didžiausią metų renginį, kuriame kiekvienas galėjo pasirodyti ir parodyti, ką moka. Gervės repetavo aukštus šuolius, stirnos mokėsi šokti poromis, o skruzdės planavo statyti piramidę ir šokti ant jos viršūnės. Visi ruošėsi, tik Džiugas slėpėsi savo mažoje oloje. Pas Džiugą užsuko sena varna Ada, kuri garsėjo savo išmintimi ir pastabumu. Kodėl tu nesiruoši? Paklausė ji. Aš negaliu šokti prieš kitus, nuleidęs akis atsakė Džiugas. Mano šokiai tikrai kvailai atrodo. Tada Ada tyliai pažvelgė ežiuką ir nusišypsojo. Kartais tik mes patys manome, kad atrodome kvailai, kitiems tai gali būti stebuklas. Šok, kai tamsu, jei taip jautiesi saugiau. Aš surengsiu mažą triuką. Atėjo festivalio vakaras. Visi gyvūnai susirinko po didžiuliu ąžuolu, kur buvo surengta scena. Įsibėgėjus renginiui, Ada nusprendė paskelbti ypatingą šokėją. Šį vakarą mūsų laukia staigmena. Vienas paslaptingas talentas pasirodys tada, kai užges visos šviesos, paskelbė varna. Kai saulė nusileido ir mėnulis pakilo, o pievoje užgeso visi žibintai, į sceną tyliai įbėgo mažas šešėlis. Tai buvo Džiugas su savo stebuklingais batais. Pradėjo groti švelni muzika ir ežiukas šoko. Jo judesiai buvo grakštus lyg drugelio skrydis, o švyčiančios rasos lašeliai ant žolės sužibo lyg maži brangakmeniai. Publika sulaikė kvapą. Kai muzika baigėsi, o šviesos vėl užsidegė, visi pradėjo šaukti. Nuostabu, bravo, kas šis magiškas šokėjas? Džiugas buvo išsigandęs, bet tada pasilenkė prie jo ir sušnabždėjo. Švytėti scenoje nėra taip baisu, kaip atrodo. Eik ir pasveikink savo gerbėjus. Džiugas išėjo į sceną ir kukliai nusilenkė. Visi pradėjo jam ploti ir sveikinti. Nuo tos dienos ežiukas daugiau nebeslėpė savo talento ir tapo šokių žiedų festivalio kasmetiniu atlikėju. Ir taip Džiugas suprato, kad kartais tai reikia tik mažo drąsos lašelio, kad atsivertų visas pasaulis.